já começou, mas vocês notaram que Israel não está participando da Copa? Šiandien kartu sužinosime, kodėl taip yra ir kokia FIFA kaltė dėl viso to. Kadangi Izraelis nedalyvauja pasaulio čempionate, šiandien išėjome į Jeruzalės gatves paklausti izraeliečių, už ką jie iš tikrųjų serga šiame 2026 metų čempionate. Taigi, jei esate pasiruošę, pradėkime. Norėdami suprasti, kodėl Izraelis nedalyvauja pasaulio čempionate, pirmiausia, turime pažvelgti į pasaulio žemėlapį. Pažiūrėkite, Izraelis yra Azijoje, tačiau kartu su kitais kaimynais, kurie mums nėra labai draugiški, tokiais kaip Afganistanas, Pakistanas, Sirija, Iranas ir daugybė kitų. Ir žinoma, kadangi Izraelis yra Azijoje, Izraelis žaisdavo Azijos futbolo asociacijoje. Ir Izraelis ne tik dalyvaudavo, Izraelis pasirodydavo gerai. Be to, Izraelis laimėjo Azijos taurę 1964 metais. Ir ne tik taip, ankstesnėse taurėse 1956 ir 1960 metais Izraelis tapo vicečempionu. O kitais metais, 1968 Izraelis užėmė 3. vietą. 1970 metais Izraelis pasiekė milžinišką laimėjimą tokiai mažai tautai. 1970 metais Izraelis pateko į pasaulio futbolo čempionatą. Tačiau visas šis Izraelio futbolo sėkmės kelias pradėjo erzinti tas šalis, kurios nepripažįsta Izraelio egzistavimo. Šios šalys daugiausiai iš Azijos, kurios siekia Izraelio sunaikinimo, kai kurios jų tai daro net iki šių dienų. Dėl to kitoje Azijos taurėje 1972 metais Izraelio komanda buvo grasinama ir buvo priversta pasitraukti iš turnyro. Įsivaizduokite tai, 1972 metais prasidėjo taurė ir Izraelis ten buvo su visais žaidėjais. Tačiau komanda turėjo palikti šalį šeimininkę, turėjo išvykti ir grįžti į Izraelį. Tai buvo ir dėl spaudimo, bet taip pat dėl fizinės grėsmės komandai. Ir po to situacija tik blogėja. Izraelis, kuris tuo metu buvo labai nauja šalis, tai yra, Izraelis prarado savo nepriklausomybę maždaug prieš 2000 metų ir sugebėjo ją atgauti tik 1948 metais, Izraelis, kuris tuo metu turėjo mažiau nei 30 metų nepriklausomybės, pasiekdavo tiek pergalių, tiek ir nesėkmių futbole. Todėl Kuveitas, kuris yra maža arabų musulmonų šalis Azijoje, suorganizuoja planą prieš Izraelį. Ir 1974 metais jie surengė balsavimą, kad pašalintų Izraelį iš Azijos futbolo asociacijos. Ir tada visos šalys susirenka ir koks buvo rezultatas? 17 šalių balsavo už pašalinimą, 13 prieš pašalinimą, o 6 susilaikė. Ir su tokiu rezultatu Izraelis buvo oficialiai pašalintas iš Azijos futbolo asociacijos. Pažiūrėkite į šį absurdą. Aš tiesioginė prasme stoviu Azijoje. Izraelis nė akimirkai nepaliko Azijos žemyno. Tačiau Izraeliui nuo 1974 metų buvo uždrausta žaisti futbolą Azijoje ir svarbiausia – dalyvauti pasaulio čempionato atrankoje Azijos zonoje. Ir tikrasis klausimas yra toks. Kaip Izraelis gali dalyvauti pasaulio čempionate, jei negali dalyvauti atrankose? Ir štai būtent čia. Šiuo metu jau 1974 metais turėjo įsikišti Tarptautinė futbolo organizacija, kuri organizuoja
ir kontroliuoja pasaulio čempionatą, tai yra būtent FIFA. O ką FIFA padarė, matydama, kaip politinis balsavimas kišasi į futbolą? Ką jie padarė? Ir atsakymas – visiškai nieko. FIFA tiesiog matė, kaip politika kišasi ir jie nusiplovė rankas bei nesikišo. Taigi, kas nutiko Izraelio nacionaliniai komandai? Izraelis tada pradėjo žaisti Okeanijos lygoje, vėliau Izraelis perėjo į Europos lygą ir netgi sužaidė keletą rungtynių CONMEBOL lygoje, Pietų Amerikos lygoje. Ir pagaliau, 1994 metais Izraelis, praėjus 20 metų po pašalinimo, pagaliau buvo priimtas kaip UEFA, Europos futbolo asociacijų sąjungos narys. Ir tai turėjo tiek teigiamų, tiek neigiamų pasiekmių. Teigiama pusė yra ta, kad Izraelis pradėjo žaisti futbolą kartu su kai kuriomis geriausiomis pasaulio komandomis, tiek klubais, tiek nacionalinėmis rinktinėmis. Taip pat Izraelis tapo Europos lygų dalimi. Ir tai padėjo viso Izraelio futbolo lygiai pakilti ir pagerėti. Tačiau neigiama pusė yra ta, kad tai beveik padarė Izraelio kvalifikaciją į pasaulio čempionatą neįmanoma. Užuot žaidę su tokiamis šalimis kaip Afganistanas, Iranas ir kitomis komandomis, kurios nėra tokios stiprios kaip Brazilija ar Europos šalys, dabar Izraeliui reikia varžyti su Belgija, Vokietija, Prancūzija, kai kuriomis geriausiomis pasaulio komandomis. Ir būtent dėl šio perėjimo iš Azijos lygos į Europos lygą Izraelis daugiau niekada nesugebėjo patekti į pasaulio čempionatą. Būtent todėl, kad FIFA leidžia politikai kištis į tarptautinį futbolą. Ir būtent futbolas yra tokia galinga priemonė suartinti tautas, suvienyti šalis, skatinti taiką. Ir mes matome, kad kartais futbolas yra naudojamas priešingai. Ir manau, kad geriausias futbolo potencialo pavyzdys yra pažvelgti į Izraelio nacionalinę komandą. Ir mums nereikia žiūrėti toli. Pažiūrėkime į komandą, kuri dalyvavo atrankose, pasaulio čempionato atrankose, kuriuose Izraelis galiausiai nepateko į 2026 metų čempionatą. Šioje komandoje mes turime arabus, musulmonus, žydus, žaidžiančius petys į petį. Turime nuostabių žaidėjų, tokių kaip Mohamedas Abu Fanis, Mahmudas Džaberis ir Sajedas Abu Farhis. Ir kalbant apie pasaulio čempionato atrankas, šiuose paskutinėse atrankose Izraelis žaidė pirmoje grupėje. Izraelis užėmė 3. vietą, tačiau tik 2 pirmosios komandos kvalifikavosi. 1. vietą užėmė Norvegija, 2. Italija, o Izraelis liko už borto kartu su kitomis žemiau esančiomis komandomis. Tačiau matome, kad tai yra gana geras rezultatas tokiam mažam kraštui kaip Izraelis. Tačiau net ir Izraelį nedalyvaujant šiame pasaulio čempionate. Kasmet tūkstančiai, kartais net 10 000 izraeliečių keliauja į įvairias pasaulio vietas stebėti pasaulio čempionato. Ir šie metai nėra išimtis. Taigi, nors Izraelis ir nežaidžia, būkite tikri, kad Izraelio televizoriai prikaustyti prie rungtynių. Ir klausimas, į kurį šiandien dar turime atsakyti, yra toks. Jei izraeliečiai žiūri pasaulio taurę, už ką jie serga? O dabar eikime per Jeruzalės centrą ir sužinokime, ką mano šio miesto gyventojai. Pirmyn! Mes atvykome į Jeruzalės centrą, tiksliau į labai vaizdingą rajoną, vadinamą Nahalat Nahalativa.
Kaip matote, šiandien čia labai judru. Žmonės apsiperka, vaikštinėja. O dabar sustabdysime jeruzaliečius ir paklausime, ką jie iš tikrųjų mano apie pasaulio futbolo čempionatą. Labas. Labas. Kuo tu vardu? Ar nori žiūrėti pasaulio čempionato rungtynes? Taip, aš esu jų dalis. O už ką tu sergi pasaulio čempionate? Taigi, daug apie tai galvojau ir atrodo, kad už Pietų Korėją. Gražu, gražu. Kokią žinutę turi pietų korėjiečiams, kurie mus žiūri? Oho, iš tikrųjų, mačiau daug pietų korėjiečių, kurie atvyksta į Izraelį ir labai myli Izraelį. Tai tik žinokite, mes jūs taip pat mylime. Atvykite pas mus su džiaugsmu, su meile ir tai galioja visam pasauliu. Neklausykite, ką sako žinios, tai netiesa, nes esame normalūs. Labai ačiū. Labai ačiū. Buvo malonu, ačiū visiems. Sveiki. Kaip jūs vardu? Marcela. Ir tu nori žiūrėti pasaulio čempionato rungtynes? Ypač Argentinos, visas. Tad nežinau, ar pamatysi jūs pasaulio čempionate. Aišku. Labai linkiu Messi laimėti dar kartą, nes mano nuomonė tai bus jo paskutinis pasaulio čempionatas. O ką palaikai pasaulio čempionate? Už Prancūziją. Ir tu manai, kad Prancūzija turi šansų laimėti? Atsargiai. Vaikštinėdama čia Jeruzalės gatvėmis, pažiūrėkite, ką sutikome. Čia sutikome brazilų ir taip pat kubietį. Ir norėjau paklausti, ar jūs čia gyvenate, ar esate čia atostogų? Taip, mes esame čia atostogų. Atostogų. Ir? Mes čia gyvename. Mes čia gyvename. Ir dabar klausimas, už ką jūs sirgsite per pasaulio futbolo čempionatą? Už Braziliją. Mes sirgsime už Braziliją. Turime siekti 6-ojo titulo. 6-asis titulas bus mūsų. O ar mūsų kubietis taip pat sirgs? Taip, sirgsiu už Braziliją. Ir dar vienas dalykas, kurį turiu jums papasakoti, mielieji. Čia turime buvusį futbolininką. Taip pat jo sūnus šiandien žaidžia futbolą Brazilijoje. Papasakok mums truputį apie tai. Taip. Mano karjera buvo trumpa, bet žaidžiau. Žaidžiau Amerika Mineiro klube, Minas Žeraise, o mano sūnus šiuo metu žaidžia Betim komandoje, Minas Žeraiso valstijoje. Ir pasakyk, koks tavo sūnaus vardas, kad žmonės galėtų sekti. Tai Vitoras Gugas, Betim vartininkas. Taigi, Vitorai Hugai, apkabinimas tau ir čia taip pat bus komanda, kuri palaikys Braziliją tiesiai iš Jeruzalės. Brazilijai, už. Iki. Kaip jūs vadinatės? Aš esu Baharas, o čia yra Nissan. Ir jūs norite žiūrėti pasaulio čempionato rungtynes? Žinoma, Kas tai? Naktį, paryčiais ir vakare. Visą laiką pasaulio čempionatas. mes laukiame pasaulio čempionato kas 4 metus. Ir labai svarbu, už ką sergate, kas jūsų manimu turėtų laimėti šiemet. Taigi aš palaikysiu Argentiną iki galo, aš palaikysiu Portugaliją, paskutinis Ronaldo šokis, čia Balis Kolbatarius. Labai gerai. O kokią žinutę turite visiems, kurie žiūri? Labai daug futbolo artėja. Būtent. Vyzau. Kaip jūs vadinatės? Aš esu Zyvas. O jūs norite pamatyti pasaulio čempionatą? Žinoma, be abejo. Tikrai, be abejo, tikrai, be abejo. Kaip gražu. Kuris tai kibucas? Kibucas Chaim Ichud. O už ką jūs sergate pasaulio čempionate? Už Braziliją. Tik už Braziliją. Ką tu nori pasakyti? Nėra kito kibucas? Žinoma. Mes jūs mylime, turite visišką mūsų palaikymą, jūs esate laimingi žmonės kaip ir mes, ir jei Dievas padės, mes taip pat atvyksime pamatyti pasaulio čempionatą gyvai. Kaip tu vadiniesi? Abraomas, Ibrahimas. Ar nori žiūrėti pasaulio čempionato rungtynes? Žinoma, dėl to net pasiėmiau laisvą nuo darbo. Rimtai? Bemet? Per kiekvieną pasaulio čempionatą aš padedu darbe. O tu kiekvieną mėnesį? 3 rungtynės per dieną. Oho, ir klausimas yra, ką tu palaikai? Pasaulio čempionatas yra paskutinis Ronaldo sezonas, todėl aš palaikysiu Portugaliją. Ką palaikai pasaulio čempionate? Meksika. Pirmyn Meksika, pirmyn. Aš už Argentiną, esu jaunas, jau turėjau draugų argentiniečių. O kokią žinutę turite visiems, kurie mus žiūri? Vienybė. Vienybė ir mėgaukitės futbolu, nes jūs tikrai pasilinksminsit. Šalom. Šalom. Mes sutikome daugiau brazilių čia, Jeruzalės centre. Pirmiausia, norėčiau paklausti, kokie jūsų vardai?
Liucilė, mano vardas Bela. Jūs nematėte, nes mes tuo metu nefilmavome. Aš pamačiau Brazilijos marškinėlius ir nubėgau pažiūrėti. Ir štai Brazilės. Ir aš noriu sužinoti, už ką jūs sergate pasaulio čempionate. Akivaizdu, už Braziliją. Marškinėliai jau viską pasako. Ne, tikrai už Braziliją. Nėra kitos komandos, už kurią galėčiau sirgti, nėra. Manau, kad pasaulio taurė gali būti didelis renginys čia Izraelyje ir iš tikrųjų žmonės čia tikrai serga už Braziliją. Taip, ne, žmonės yra labai susijaudinę. Jie labai susijaudinę. Čia vyksta kova tarp palaikančių Portugaliją ir Braziliją. Tada nežinai. Taip pat yra Argentina, bet aš manau, kad viskas pavyks. Ne, taip pat yra keletas draugų iš darbo, kurie vis kartoja, ne, Brazilija tikrai laimės. Taigi, štai čia, tiesiai iš Jeruzalės. Matote, yra nemažai sirgalių už Braziliją. Ar turite kokią nors žinutę visiems brazilams, kurie mus žiūri? Taip, aš tikrai tikiuosi, kad Brazilija laimės ir iškovos 6. titulą, draugai. Taip, viltis miršta paskutinė. Labas. Labas, labas. Tai kaip jūs vadinatės? Mes esame Bruknerių šeima, čia yra Eitanas, o aš esu Tuvija. O už ką jūs norite sirgti pasaulio čempionate? Už Argentiną ir už Šveicariją. Šveicarija. Šveicarijos, nes norime, kad laimėtų Šveicarija. Jūs galite nustebinti, tai gali nutikti. Aš sakyčiau, kad Šveicarija ir Argentina pateks į finalą, o Šveicarija laimės, bet aš palaikysiu Argentiną. Kas tavo manimu turėtų laimėti? Rolandas ir... Aš nežinau, kaip pasakyti. Už Minamalą, jis serga už Minamalą. Ir labai jums ačiū. Ir ačiū Brazilijai, kuri myli Izraelį. Tęsime mūsų interviu čia. Sveiki, kaip sekasi? Viskas gerai? O kaip jūs vadinatės? Aš esu izraelietis. Ar norėtum, kad kas nors laimėtų pasaulio čempionatą? Kas tavo manimu turėtų laimėti? Aš noriu, kad laimėtų Brazilija. Taip, Brazilija. Taip. Ar turite žinutę brazilams, kurie mus mato? Atvykite į Izraelį. Atvykite aplankyti, mes norime, kad jūs apsilankytumėte. Nesvarbu, ar esate žydas ar ne, atvykite. Tai yra žemė visiems, kad visi galėtų pamatyti šios žemės grožį. Labai ačiū. Ar norite mums pagroti dainą? Ar norite, kad mes pagrotume dainą? Galime tai padaryti. Ir netgi buvo surengtas pasirodymas. Kaip matėte, Jeruzalė labai džiaugiasi pasaulio čempionatu ir čia palaikoma daugybė skirtingų šalių. O dabar noriu jūsų paklausti. Parašykite komentaruose, kas jūsų manimų laimės pasaulio čempionatą. Palikite savo nuomonę čia. Tikiuosi, kad jums patiko šis vaizdo įrašas ir būkite kiek įmanoma kitokie šiandien. Ir pasimatysime kitą savaitę.